Lietuvos sporto universitete yra rengiami visų sporto šakų treneriai, visų olimpinių sporto šakų treneriai. Šiuo metu 34 sporto šakų absolventai gali įgyti sporto šakos trenerio profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Parengti didelio meistriškumo sportininkui reikia trenerio, kuris būtų gerai pasirengęs, žinotų apie sportininko organizmo adaptacinius procesus, apie psichologinius ir pedagoginius. Todėl 4 metų bakalauro studijos tas kompetencijas ir suteikia. Sportininkų treniravimas yra ir menas, ir mokslas. Ir suderinti tos du abu dalykus studijų metu yra labai svarbu. Todėl studentai ir sportuoja, siekia sportinio meistriškumo aukštumų, kartu dalyvaudami varžybose ir įgyja teisėjavimo, varžybų organizavimo įgūdžių ir visą tai baigus studijas jau jis tampa tokiu treneriu, kuris turi ne tik žinių, bet ir praktinių įgūdžių. Tos studijos buvo naudingos, nes aš žinau, kad aš treniruosiu. Ir kadangi per savo karjeros, per visą gyvenimą, per daug trenerių neklausinėjau, kodėl taip, o ne kitaip, tai reikėjo gilintis papildomai ir žiūrėti, būtent koks krūvis duoda ką organizme ir kaip pasiekti aukštų rezultatų, ir kaip dozuoti. Ir man iš ties buvo labai naudinga. Tie mokslai, kuriuos įgyji sporto universitete, aš manau, kad tai be jokios abejonės bus didelė paspirtis ateityje, rengiant jaunus sportininkus. Ir aišku, ir galima daug ką pritaikyti ir savo treniruotėm, nes vis tiek tokį laiką prabūti sporte, visą laiką reikia tobulėti, reikia sekti paskutinės įvairias naujovės, kurios vyksta pasaulyje, sporto pasaulyje. Nuo 2013 metų pradėtos ne tik sporto šakos trenerio studijos, bet yra galimybė įgyti ir trenerio ir kūno kultūros mokytojo. Tai, manyčiau, yra labai patrauklu, jo labiau periferijoje dirbant, šitas poreikis vis labiau tampa patrauklesnis. Bet to nemažai trenerių išvyksta dirbti į užsienio šalis ir mūsų studijų programa yra pripažįstama užsienio šalyse. Pagal tas studijas, ką aš mokinausi, galėjau netgi tikrinti savo trenerius. Ieškojom straipsnių ir žiūrėjom, kaip būtent buvo dirbama, ar kryptingai, ar teisingai, tai manau, tai buvo ir naudinga kaip sportininkai, ir naudinga kaip būsimi treneriai. Ir reikia įsidėmėti, jog sportininkas ir treneris yra abu lygiaverčiai partneriai ir abu siekia to paties rezultato. Tačiau sportininkas jaučia, tik nežino, o treneris žino, bet nejaučia. Ir tokiu atveju per 4 metus įgyja šitas kompetencijas ir įgūdžius. Visa žmogaus fiziologija, vis tik tai kaip žmogus keičiasi, jeigu jis užsiminėja sportu ir kaip viskas keičiasi į gerąją pusę. Tai aš manau, kad jaunimui yra aktualu, ypač šiom dienom.